Važiuoju prie Nemuno, per reljefinį žemėlapį pasižiūrėjau, kad senas kaimas buvęs čia, tada kitas senas kaimas buvo čia ir prie Nemuno buvęs toksai dvaras ar palivarkas, nežinau iš tikrųjų, kas ten tiksliai buvo. Ir tarp tų dviejų kaimų buvo senas kelias. Taip atrodo, kad senas kelias buvo reljefė, matosi puikiai išgaubtos. Reljefas išgaubtas, grinai kelio seno būta. Ir jisai lygtais eina į Panemunę, žemyn nusileidžia. Tai tokioj gan nuolankioj vietoj važiuoju pasižiūrėti, kur tas kelias vedė, kaip tas kelias atrodė. Ir jeigu link Panemunės leidžiasi, į ką jis ten leidžiasi. Ar ten kokia pieva, žinai, gal ten koksai, nežinau, buvęs senas postas, kur siuntinius pristatinėdavo. Gal dar kažkas, tai nežinau. Tai dabar eisiu ieškoti ir žiūrėti, kas per situaciją. Radau tą seną kelią. Matosi, kaip visur reljefas ištrintas, tai tikrai bus senas kelias. Einu dabar tuo senu keliu ir pasižiūrėsim, gal ant kelio kažką kažkada pametė. Pasiekiau Panemunę. Va, čia tas senas nusileidimas prie Nemuno. Ir čia va yra šaltinis. Gan stipriai vanduo bėga. Čia Nemunas, tai turbūt buvo tiesiog gryno gėlo vandens atvažiuoti pasisemt kažkam tokio, nes upelis nemažas. Čia va radau 3 kulkas pilnas, bet man jos neįdomu labai. Dar čia signalų pilna yra. Nekasiu, turbūt kažkas pametė. Kažkoks kareivis, gal žinot, kokio čia šauto, kad pistoletą, tai turbūt aš suprantu. Gal pistoletą, nežinau. Tai jeigu žinot, parašykit komentarę, nuo ko čia šitos kulipkos.